O vėl iš mano akių matosi, kokia buvo naktelė. Žodžiu, tajų susirgau. Nu, kaip susirgau, temperatūros kol kas nėra. Gerklėjam skauda. Aišku, vaistų nuo gerklės nieko neturėjom, pasiėmė. O tai visą naktelį taip. Tai pas vyro ant rankų, tai pas manęs ant rankų. Užmiegu kokių 10 minučių ir jis pradeda taip pasakyti, nu žinot, kaip gerklė, kai skauda, kai nėra malonu nei ryt, nei ką, labai seilis bėga. Aš dabar tyliai kalbu, nes jisai miega. Ir kai gerklė skauda, tu negali nuryti, žodžiu, jis ten ir bando kosėt, bando kažkaip, na žodžiu. Aš iškart supratau, kad jam gerklė, nes jau yra tai buvę, kai jis buvo mažesnis, man. Žodžiu, tai visą naktį va taip prasikankinom. Nežinau, ar miegojau, nesvarbu, nesmė, išsimiegosiu kažkada. Nulikiau iki vaistinės, nupirkau kažkokių vaistų, davė Tantum Verdi purškalą. Aš žinau, jam dabar dar negalima tokių vartoti, dar per mažas, bet o ką daryti, nenoriu kankinti. Ir po to davė dar tokius, va tokia dėžutė, dar viena prieš uždegiminį, jie tokie kažkokie reikia lašiukus tus gerti. Visokiems sinusitam, anginom, gerklėm ir taip toliau, tai svarbiausia, kad nesukiltų temperatūra. Čia greičiausiai jam, nežinau, ar nuo vakar čia galėjo taip staigiai jam sukilti viską. Bet iki pat vakaro jau einant miegoti viskas tvarkoj buvo. Tik po to, kai jau reikėjo užmigti, kažkaip jis pradėjo verkti. Na, žodžiu. Turim. Na, bet šiandien lyja nuo pat ryto. Stipriai lyja. Nežinau, kiek ilgai lys, tai tikrai niekur neisim. Dėsim kambarį. Vyras išėjo pavalgyti pusryčius, nors dabar jau yra pietus. Tai nelabai senai ir pakilom. Bet ir šiaip, man atrodo, bez pusryčių niekad čia nepavalgysim viešbutį, nes, nu, miegamės ilgai, todėl kad vėlai miegoti nueinam. O dar plus, kai vyksta tokie reikalai, tai žodžiu. Nu, va tokios naujienos. Einu dabar aš pavalgyti, vyras pavalgė. Tavis miega. Nežinau, nei vaistų dar nieko nedaviau. Kažkaip dabar jisai normaliai atrodo miega. Tai einu greit pavalgyti, dar pusvalandis liko, kol pietus baigsis. Na, o oras toks. Bet šiaip nėra šalta. Aišku, netropinis lietus. Vis tiek vėsoka. Ką žinau, man visai patinka, kai lyja. Visi šiandien tam baseinė vidiniam, kur mes vakar buvom. Bet vanduo, žinok, šaltesnis nei jūroje. Nesuprantu, kiek ten šilumos. Ten šonė yra vaikiškas. Tai irgi toks pats šaltas, nu, atseit šiltas, bet, žodžiu, tikrai nėra tokio šilto vandens, kaip turėtų būti. Man atrodo, mes šį vakar šiek tiek ir persišvardėm su tajum, nes ėjome į pirtį, į hamamą. Nu, hamamas nėra toks žiauriai karštas ir po to čia į šitą vandenį, tai, man atrodo, tiek ir bereikėjo. Gerai, kad čia pavalgyti galima nueiti va tokiais tuneliais, labai smarkiai nelyja. O žiūriu, maudosi žmonės šilumom baseinė. Nes tas baseinas tai tikrai yra šildomas ir labai šiltas. Galėjom vakar čia eiti, bet ne. Vyras norėjo eiti ten į tą uždarą. Pavalgiau, prieit kažką tiesiog, kad užkiš skrandį, nors šiaip nelabai norėjau valgyti. Aš nelabai iš tikrųjų moku sėdėti, susikomplektuoti lėkštę, kai yra švediškas stalas. Atrodo, visko norisi paragauti, visko prisidėti tą lėkštę, o galų gale gaunasi jovalas toj lėkštėj. Ir toks nei pavalgęs, nei supratęs, ten skoniai nebesusiderino. Bet čia pastebėjau, šiandien 3 diena, tai maistas toks kažko prastėja, ar taip atrodo. Nes pirmą dieną, kai atvažiavom, tai tikrai buvo labai skaniai, dar netgi buvom nustebę, galvom, wow, tikrai Turkijoje yra pasitaisęs maistas, asortimentas. Šiaip maisto daug yra, aš nieko nefilmavau, nes, ką ten filmuosi, tiesiog yra maistas, daug žmonių ir taip toliau. Tai galvojau, kad bus pasikeitęs skonis, nes jie turi kažkokį specifinį vis tiek, ar prieskonį, ar kažką, nes gali atskirti turkišką maistą. Tai va, šiandien 3 diena, tai toks, nežinau, pietus tokie skurdokai man pasirodė. Nu, šiaip vėlai jau valgyt, bet vis tiek kažkaip nežinau. Džiukatas atėjo.
Nežinau, kuris čia serga, ar Tajus, ar vyras. Žodžiu, šiandien vadinama lazy day. Tai dabar Tajus pavalgė, atsikėlė, atrodo viskas normaliai. Nežinau, ar jūs žinojot ar ne, bet aš kai sužinojau šitą faktą, tai kažkaip biškai buvau apšalusi. Žodžiu, buvo atliktas toks tyrimas viešbučiuose, kad yra randama daugelį viešbučių virdulių tam tikra bakterija ar bakterijos kažkokios, kurios atsiranda, kai žmonės skalbia savo apatinius virduliuose. Kai sužinojau, išgirdau, tai žiauriai pasišlykštėjau ir viskas, dabar virdulių nebenaudoju, nei arbatai, nei vandeniui šildyt absoliutiškai. Jo, šokiruota aš buvau, kad žmonės sugeba va taip tiesiog išsiplauti apatinius virduliuose, užsivirana ir išsiskalbia. Ir ta bakterija dėja, kad ir kokia temperatūra būna, jinai nežūsta. Aš dabar taip kaip prisiminiau Tailande, visur šildėm vandenį virduliuose ir buvom bet kokiose skylėse, tai galvoju, ten jaučiu ne tik trusikus kažkas plovėsi, bet, nu žodžiu, sveiki gyvi esam, bet baisu. Tai va, dabar šitą virdulį aš naudoju tiesiog kaip vandens pašildytuvą. Įsipilu va čia normalaus geriamų vandens iš buteliukų ir tiesiog dedu va štai pašildytai pienui ar košiai. Nežinau, gal šitam virdulį ir nebuvo nieko blogo, bet nuo šito buteliuko irgi nieko blogo nesitiks. Darėm duris į mūsų tą terasą ir toks labai keistas garsas kažkoks. Nežinau, jums girdisi irgi negirdisi. Nors lauke lyja, galvoju, einu visi pažiūrėk, kas čia yra. Nejaugi taip garsiai oši jūra, banguoja jūra. Nu toks garsas, žinokit. O lauke realiai vėjas tai nulinis. Visiškai nėra vėjo, kaip gali taip jūra ošti. Žodžiu, neduod ramybės, einu pasižiūrėti. Nesvarbu, kad lyja. Tiesiog smalsumas veda mane link jūros, bet jo, čia jūra taip ir ošia. Bet iš kur, jeigu nėra vėjo? Pagal tai, koks garsas yra, tai atrodo, kad jinai ten turėtų belekai banguoti. Visus gultus nuėmė nuo tilto. Kiek ateina vanduo. Netgi iš čia nuėjome visus gultus. Čia netgi nuiminėjo tuos takelius medinius. Nes tikriausiai čia dirbantys žmonės žino, ką reiškia tokia jūra. Per kamerą sunku perduoti tą visą vaizdą jūros galybės, bet tikrai nenorėčiau dabar tokiam vandenį būti. Šiandien kita diena, kitas vaizdas, kita nuotaika, kitoks oras. Žodžiu, atrodo, kai vakar buvo tik blogas sapnas kažkoks, nes visą dieną lijo. Visą dieną prakimarinom kambarį realiai, bet gal ir gerai, nes Tajus įsigulėjo, nu jisai nelabai gulėjo, aišku, bet vis tiek kažkaip jam praėjo ir ta gerklė. Sloga dabar yra, reikia laukti, kol dabar sutirštės, nes viskas skista. Bet kol miega, viskas gerai, netrukdo miegoti sloga. Šiaip iš Lietuvos atsivežiau ten tokių lašiukų. Nors tai gerklė nebeskaudėjo, kiek aš supratau, nes jisai nebemiegojo taip kaip pirmą naktį, kai jam skaudėjo. Nekosti, temperatūros gal vakar šiek tiek ir buvo. Žodžiu, dabar esame atėję prie to šildomo baseino, kur aš rodžiau jums. Šilčiau. Nors šiaip laukai yra tikrai karštas, saulė tai tikrai karštas, žinokit. Ir tas šildomas baseinas labai šiltas. Kadangi mes anksti pakilom šiandien, prieš 9, Tajus anksti atsikėlė. Spėjom pasideginti, o dabar važiuojam į Kemero centrą. Padėlkų prisipirks.
Kutai. Šiandien atsikėlėm tik ant pietų. Žodžiu, nors anksti nuėjom miegoti, bet atsikėlėm taip vėlai po 12, man atrodo. Tai ėjom iškart pavalgyti. Ir po to galvom, nueisim, užsirašysim masažų pasidaryti. Tiesiog galvom, gal bus kažkada vietos pasidaryti. Tai žinokit, iškart užrašė. Tai tik spėjom parėti iki namų, aš persirengiau maudimuką, neslėpiau užsidėti maudimkę atskirą ir turiu skubėti, nes tuoj prasidės mano seansas. Žodžiu, užsisakiau balį kūno masažą, viso kūno. Šiaip tai bus pirmasis mano masažas, kurį darausi, nes aš nemėgėju masažo apskritai. Man nepatinka, kai kažkas liečiasi. Nu, žodžiu, nesu turėjus masažų, bet aš iškart sakau, kad man nepatinka. Nu, tiesiog, aš nemėgstu masažų, man, nu, kažkaip, nu, ten kokį kaklą gali padaryti, ten rankas ir taip toliau. Bet kai ten kažkur toliau žemiau, tai nejaukiai. Nu, bet galvoju, reikia išbandyti. Ir tada vyras eis darytis. Nėra labai daug problemų, bet man su va šita vieta kaklas labai toks, nu, kaklas pečių zona labai iš tikrųjų yra tokia sunki. Tai galvoju, gal ten kažką išmasažuos. Tai valanda kainuoja 8 eurų. To balio masažo ten dar su kažkokiom putom, su kažkuo. Nu, žodžiu, pažiūrėsim, kaip čia bus. Tikiuosi, kad patiks man tas masažas, bet jau pirmą kartą darysiuos, šiek tiek keista, nežinau, nei kaip elgtis, nei ką daryti, bet tikiuosi viskas praeis puikiai. Ar aš sakiau, kad man nepatinka masažai? Atsijau iš to žodžius. Tai ką tik praėjau, iš tokia pakimus ir patinus, nes gerai išmasažavo, žinokit. Kaip ten viskas vyko, daug nepasakosiu, nes ilgai užtruks, tiesiog buvo viso kūno šveitimas, su tokia jų specialia kempinė pirštinė, hamamas, tai yra su putom ir po to masažas viso kūno. Pirščiukų galiukų ir taip toliau. Netgi galva, va taip, ta prasme, darė plaukus, tai kai gulėjau, atrodo, kai jinai jau padarė ten tą visą, atrodo, guliu ir ta man visą odą jau tik išsitempusi, žodžiu, gavau antakį jau toje vietoje. Labai toks liftingo efektas pasijuto, kai padarė tą galvos masažą. Aišku, rado, čia kaip ir sakiau, aš turiu tokių įtampinių taškų, raumenys tiesiog yra, nu, nuo tajos nešiojimo, šiaip nuo blogo sėdėjimo ir visų kitų dalykų, tai taip skaudžiai darė, aš jau sakau, man skauda, sako, aš jaučiu, kad yra pas tavęs, va šitoje vietoje toks guzas, nes jinai kai daro, tiesiog taip, kaip pasakyti, toks juda visas, nu, žodžiu, sako, tau reikia dar masažą. Nu, bet užtruko 1,5 valandos pasirodo. Nu, nebuvo 100% atsipalaidavimas, nes aš kodėl ir nemėgstu masažo, ne tik, kad žmonės, sakykime, kažkas svetimas liečias prie manęs, bet aš visada galvoju, kai man, sakykime, kažkokią procedūrą atlieka, kaip, pavyzdžiui, dabar, kad grinai buvo toks jausmas, nu, aš savo galvoju, kad blemba raškojus, manau, gerai nuskustos, ar ten nagai ten jau ataugia, ar ten, nežinau, prie pažastų kažką daro, galvoju, gal pažastis atžėlį. Nu, žodžiu, bet pas manęs galvoju visada tokie demonai ir kažkaip man sunku atsipalaiduoti. Visada galvoju, ką tas žmogus galvoja, vat, darydamas tą savo darbą. Aš žinau, kad tai yra jų darbas ir jie tokių dalykų jau nebegalvoja, jau yra atpratę, bet aš galvoju, kad jie taip galvoja. Todėl man taip yra sunku atsipalaiduoti, bet, nu, tikrai patiko tas masažas. Atsipalaidavimo prasme, tai koks 7% gal atsipalaidavau. Gaila, kad anksčiau tokių masažų nesidarydavau. Nežinau, pasižiūrėjau čia, nes nelabai kur yra vietos. Ten vyksta šaldytuvo tvarkymo darbai, tą jūs tvarko. Šiandien po visų masažų sugalvojom nueiti į mūsų čia, kur prie viešbučio yra tos vadinamos gatvės parduotuvės. Nu, ten viena gatvė ir tos parduotuvės, kur pardavinėjamos padielkos. Nelabai mėgėjau
tų tokių vardinių, brandinių drabužių nešiuoti, ten, kad šaukte rėkia, kad aš, va, žiūrėkit, aš kokį turiu. Bet nusipirkau keletą tiesiog dėl kokybės. Šiaip labai kokybė turkiška gera. Turkiškų padielkų kokybė labai yra gera, lyginant, sakykime, su kiniečiais. Tiesiog pasėmiau. Bet gal dar norėčiau batų kažką nusipirkti ar kokią rankinę, nežinau. Bet parodysiu, ką šiandien nusipirkau ir šį vakar net nerodžiau, ką mes iš Kemero centro, bet nieko mes daug nepirkom. Praėjom pro tą centrą, tiesiog toks liūdnai kažkaip pasirodė ten viskas. Nu tu, meistreli mano. Kur tavo kojų ne vieną? Greičiausiai šaldytuve paliko. Nu va, pirmas pirkinys. Sau nusipirkau tokią burberį, žodžiu, ploščiuką, paltuką. Visiškai neplanavau pirkti, bet žiūriu, XS vienintelis belikęs. Kažkaip, žinokit, gražiai atrodo, pasimatavau, labai faina spalva, nelabai šaukiantis tas užrašas, nu kaip, raidės didelės, bet nėra tokios ryškios, ne kažkokios blizgančios. Ir toks kaip lietpaltis ploščiukas, čia susitraukiam, yra kišenės, šiaip medžiaga labai gera, nu labai tiesiog. Negaliu nesimatuoti, kai paklausiau kainą, sakau, kiek kainuoja, sako, 100. 100. Sakau, ne, tikrai, sakau, 100 nemokėsiu. Tai sako, nu gerai, 5. Tai už 5 nupirkau, nu galvoju, jeigu už 5, tai tikrai paimsiu. Nu, man kažkaip gražiai pasirodė toks vat rudeniui, kad norėčiau labai nusipirkti ilgo aulius tokius batus. Šiaip vakar Kemeri tikrai centre mačiau, buvo labai gražus, tokia irgi niudinės spalvos. Nu gaila, kad nepirkau, šiaip labai patiko, galvoju, gal čia rasis šitoj gatveliai. Bet šiandien dar praėjo, man atrodo, tokių ilgesnių nėra, yra tik tai vien kedai visokiausiai. O net viskas originaliai, visos etiketės, viskas dydžiai, nu žodžiu. Didžiajam sūnui paėmiau tokį Calvin Klein džemperiuką tiesiog, jam patinka tokie juodi. Džempai su kapišonais, čia toks biški kaip kakliukas yra, žodžiu, nėra čia taip iškirpta plikai. Nežinau, kiek tų plovimo atlaikys, nu bet vis tiek kažkas tokio. Sau pasėmiau Hilfigerio kelnį, beje, man atrodo, šitas kainavo 25, bet ten didelį nuolaidą padarė, tai, žodžiu, šitos kelnės kainavo 10 eurų, Tommy Hilfigerio, sau pasėmiau, net nesimatavus, bet tikrai labai tiko, S dydis, nu, mažintas jos, aišku. Ir tokios, kaip tik man, šiaip norėtųsi gal didesnių, nežinau, gal rytoj nusipirksiu biškį didesnį dydį, bet irgi labai storos, labai patogios, va tokios kelnės. Tai paėmiau tokį Jordano tatuką ir čia Tommy paėmiau irgi tokį šviesesnį. Kadangi mes daug pirkom už 300 eurų, aišku, visom nuolaidom. Tai leido išsirinkti nemokamai tą maikutę, tai paėmiau iš Moščino. Tokią maikutę. Irgi dar didelė, bet tokia bus kaip oversizinė arba vasarai, tai tikrai su jais. Sau dar pasėmiau tokią, nežinau, negirdėtą firmą. Sakė, naujas brandas kažkoks. Aš tai nežinau, nesigaudau tus branduose. Tai tiesiog tokį irgi džempą. Toks atrodo paprastas, bet tuo pačiu neįprastas ir netoks nuvalkiotas kaip kiti džempai. Aišku, čia vyro visokiausių drabužių jis irgi jau pasipirko, nepasigailėjo savo. Beje, vakar iš Kemero centro pasėmėm va tokį lagaminą, nusipirkom. Tiesiog parsivesti visai padielkai. Neturėjom, aš esu sakęs, neturėjom mes tokį didelį lagaminą. Tavo pagaliau turėsim, bus kur parsivežti visus rūbus. Už jį mokėm 5 eurų. Irgi, kadangi nebe sezonas, jau čia kainos, nu žodžiu, jie moka malti š, kad tik įkišt, bet, ką žinau, lagaminas kaip lagaminas. Čia vyras nusipirko Moncleraus striukę tokią, irgi 6 eurų. Tai, nu, šiaip žiauriai kokybiška striukė, tikrai tokia pukinė, šilta, stora, netgi vat visi tie originalai. Nėra prie ko prikipti. Dar jisai čia lemenį pasėmė Prados, tokią paprastą ploną irgi. Ir vyresniajam dar paėmiau vieną maikutę, irgi iš Monclero. Šiaip man labai pasirodė įdomus jų kambarių tvarkymas. Jau kelintą kartą. Pakeičia tik taip patalinės. Tikiuosi, kad pakeičia, ne tas pačias padavėjus sutvarko. Pakeičia rankšluosčius, tualetinio popieriaus palieka ir viskas. Tiesiog jokių grindų plovimo, siurbimo apskritai, nes vien kleckai blynai va čia. Aišku, jums gal matysis, o šiek tiek matai. Apie tualeto kažkokį valymą ar kriauklių dušo. Nu, kažkokia nesąmonė, nežinau, vieną kartą irgi tai buvo, galvoju, nu gal čia nespėjau ir kažką
Bet kitą kartą irgi tas pats, ir pinigų netgi palikom, ir vis tiek taip, nu, nesupratau, jau grindys yra svarbiausias realiai dalykas, nes prisineša su batai, su viskuo, tų žemių, visko, bet kad neplaut grindų ir nevalyt, nesiurbt, tualeto nevalyt, kriauklės nevalyt, tai man pasirodė šiek tiek keisto. Aš nežinau, tai ką jūs šis tvarko. Na, aš vėl toj pačioj vietoj. Žodžiu, sergam visi. Tajus snarglėjasi dar. Man gerklės skaudėjo porą dienų. Nu, ne taip, kad skaudėjo, bet tiek perštėjo. Tai vakar sloga tokia buvo, kad, oh my god, šiandien gal biškai geriau, bet ašaroja akis, niežti visą veido odą, sausėja, nosis bėga, žodžiu. Naktį kažkaip visai normaliai mėgojau. Gal ir nenormaliai, nes odas kažkoks buvo įskridęs. Vieną odą vakar pagavau, o šią naktį man nesukapojo. Rankas čia sugebėjo kasti, po kaklu kažkur dar. Čia, man atrodo, žodžiu, sukapojo mane odas. Na va, all inclusive atostogos su visais privalumais. Tai, dar ir vyras dabar jau gerklė jam skauda, sakė. Tai pasigavom, žodžiu, turkiškų lygų. Nu, taip ir slampinėjom. Šiaip oras geras, saulė šviečia, viskas ok, bet prie baseinų nelabai galim eiti. Nu, galim eiti, bet nelabai ką ten ir pabūsim, nes Tais visur nori eiti, jam visko reikia, jis nori pačiupinėti, pažiūrėti. Tai grįšim balti, neįdegi. Nuotraukų irgi nebus Instagram'e, nebent kokį reelsą susuksiu, nes man atrodo, ne kartą aš nesidažiau čia, kai buvau. Tingisi dažytis. Vis tiek nuotraukų aš nesidarau ten kažkokiu Instagramui, tai, galvoju, niekam čia dažytis nereik. Ir dar plus to sloga, tai čia toks net nėra noro dažytis. Kaip varvo visur pro visus kraštus. Tai tokios atostogos dar liko čia porą dienų ir nežinau, atsakau. Sėdim namuose dabar, laukiam pietų, nes vėl atsikėlėm. Nu, šiaip atsikėlėm apie 9, bet kažkaip tingėjom eiti pusryčių valgyti ir palikom be pusryčių. Tajus tik tai pavalgė, kadangi vis tiek aš esu pripirkusi visokiausių košių, tai padariau iš ryto, o paskui nežinau, ką veiksim. Gal kai Tajus užmigt, gal eisim kažkur pagulėti ant kokių gultų. Tiesiog, va tokios atostogos mūsų. Gerai, einam valgyti. Gal biškai parodysiu, kas ten būna. Gražu. O gražu. Maždaug kaip atrodo ta visa kavinė, restoranas, ten kur pietus valgom, pusryčius, vakarienė. Aišku, yra daugiau tų visų restoranų ir kavinių, bet jau kai kurios yra uždarytos tiesiog, kadangi jau viskas pabaiga sezono. Nu, tai, saulė šviečia. Tai šiek tiek parodysiu gal, kaip atrodo maistas. Ir panervinsiu jumis. Ką tik grįžom į kambarį, prašėm, sutikom valytoją, kad sutvarkytų kambarį. Tai čia taip skaitosi tvarkymas. Tiesiog pakloju tas pačias, bet jau galėjo gražiau pakloti, ne? Grindis neplautos ir net nešluota. Visi trupiniai, viskas. Šiaip jos net mačiau šluotų, nieko neturi, nei siurblio, aš nežinau. Bet čia irgi gleskai visi matosi. Ką šito pakeitė? Rankšluosčius padėjo. Ir šiukšlės išnešė. Viskas. Aš, ta prasme, čia nesiskundžiu, bet tiesiog noriu parodyti, kaip yra. Aišku, praustuvas irgi nevalytas. Nu, bet aš manau, jau yra viskas skaičiuota kambarių tvarkymus. Turėtų būti bent jau minimalus. Nesakau, kad ten viską išvalytų, bet tos pagrindinius dalykus, tai, nu, šiek tiek nuvylė tas dalykas. Žiūrėsiu, ar papildė šampūnų, nes... aišku, šampūnų nėra.
Tai kelias dienas teko plautis tiesiog su kondicionieriu gal. Bet po to prisiminiau, kad buvau Tajus pasiėmusi šampūnų vaikiško. Tai gerai, kad nors šampūnų turėjau atsivežus savo, o šiaip ne šampūnų. Tuščia. Tai sakau, nežinau, ką jūs čia daro ir kam jūs iš vis reikalingos. Viskas, paskutinės valandas atostogų bėga, tai jau pridavėm kambarį. Mūsų autobusas paims 6:30 vakare, bet čia galim visko naudotis, ir pietus, ir baras, žodžiu, viską galim naudoti, tai kambarį jau nebeturim. Lagaminus galim pasidėti, nes yra speciali vieta. Tai vat, dabar laukiam pietų, eisim pavalgyti, po to gal eisim dar iki tos mūsų šopingų gatvės. Noriu nusipirkti dar tokią, aš jau norėjau nusipirkti dar tokią kaip kelioninę, kaip sportinę, kaip pasakyti, tokią tašį, tiesiog susidėti viską, nes, žodžiu, gavosi taip, kad dabar reikia daugiau ko vežtis rankiniam bagaže, nei atsivežant, kadangi ir striukės reikia susidėti, ir tai jau šiltesnius rūbus, ir kažkaip dabar daugiau gavosi, atrodo, parsivežti viduje rankiniam bagaže, tai reikia nusipirkti. Nors aš norėjau nusipirkti, galvoju, bet nebereikia, beje, vakar labai fainą striukę nusipirkau. Bet parodysiu, kai grįšiu. Tai va, eisim dar nusipirkti. Ir skrydis mums yra 11 vakare. Tai tikiuosi grįšim normaliai. Nu vis tiek apie kokią 3, man atrodo, 2, 3 būsim Lietuvoje. Tai va, tokius naujienas, dabar sėdim tokiam bariuke. Nu kaip bariukas, čia tiesiog lounge'as pailsėti. Tai jūs aišku duodas, jam labai patinka su liftais važinėtis. Gerai, kad šis viešbutis yra 7 aukštų, tai galim aukščiau pakilti. Nerami dušė, jisai visur jam visko reikia. Ir taip kaip pagalvoju, man atrodo lengviau keliauti su vaikais, kai jie yra kokio pusės metų maksimum. Pavyzdžiui, kai mes keliavom į Tailandą, jisai nevaikščiojo, tik tai buvo pradėjęs sėdėti, tai buvo daug lengviau, žinok. O dabar visko reikia eiti, reikia žiūrėti, čiupinėti, lipti, daryti, nu žodžiu. Nu, bet visokiais periodais reiktų atostogų. Nebuvo, aišku, tragedijos, bet vis tiek, palyginus, ar toks kūdikis, ar jau kuris vaikšto, nu, žinokit, geriau gal su kūdikiu. Nes kūdikis tik miega arba sėdi ir valgo, o jau tokie šitai maži pėstininkai, kaip pasakyti, jau jiems reikia reikalų. Dar nerodžiau, vakar nusipirkom to netikro Dubajaus šokolado. Čia ir netikras, pats pardavėjas sakė, kad netikras, nes tikrasis kainavo buvo ir kainavo jisai 5 eurai. Nu, jis žymiai yra didesnis, masyvesnis ir visai kitaip atrodo tas Dubajaus šokoladas, kuris dabar TikTok'e yra kažkas, o dieve, TikTok'e, Instagram'e, man atrodo, ten išprotėjo visi dėl to šokolado. Bet pasėmiau feiką, tiesiog paragauti, galvojau, gal bus kažkas panašaus, kadangi yra ir tų pistacijų, kur yra Dubajaus šokolade, ir ta tešla tokia siūlinė traški, nu galvoju, kažkas bus panašaus. Eilinis paprastas šokoladas, tikrai, sakykime, Milka ar kokie nors kiti šokoladai daug skanesni nei šitas. Ir jo įdaras toks plonas, čia parodytas gal šiek tiek storesnis toks, bet visiškai nieko panašaus į tą, kas čia parodyta ant piešinėlio. Ir šiaip kainavo, du tokius šokoladus ėmiau, tai 10 eurų. Nu, va toks vidus. Nieko neužneša į Dubajaus šokoladą, tik tai spalva gal viduje. Tai va, suvalgysiu, nes man ištirps, kadangi šaldytuve buvo. Nežinau, jeigu Dubajaus šokoladų skonis toks pat, tai nesuprantu jo. Bet aš jau normaliai prieš pietų šokoladą. Eidžiu.